Sveiki, Technorama žiūrovai! Šiemet Apple pristatė 4 naujus telefonus – Apple 15 ir Apple 15 Pro serijos modelius. Mes juos išpakuosime ir trumpai pakalbėsime apie šių produktų naujoves. Pažintį pradėkime nuo Apple 15 mažylio. Na, sąlyginai mažylis, nes šis telefonas turi 6,1 colio įstrižainės ekraną. Jisai mažylis, jeigu jį lygintume su Apple 15 Plus telefonu, kuris turi 6,7 colio įstrižainės ekraną. Šių telefonų specifikacijos yra identiškos, o kas svarbiausia, jie dalinasi daugumą gerųjų Apple 15 Pro savybių. Atidarę dėžutę, joje matome patį telefoną ir USB-C laidą, todėl telefoną galite krauti kitam įrenginiui skirtų, pavyzdžiui, Mac ar iPad kroviklio laidų. Mano rankose mėlyna telefono versija, tačiau Apple siūlo net 5 skirtingus subtilių atspalvių variantus – juodą, žalią, geltoną ir rožinį. iPhone 15 naudoja technologiją, kuri leidžia įterpti spalvas į stiklą ir aliuminį, bei užtikrinti jų ilgaamžiškumą. Priekinis stiklas padengtas ypač atsparia keraminė danga, o pats telefonas nebijo dulkių ir jam nieko neatsitiks, jei užliesite jį vandeniu. Šis telefonas turi Super Retina XDR ekraną, jis yra 2 kartus ryškesnis už buvusį iPhone 14 ekraną. iPhone 15 versijoje atsirado Dynamic Island priekinių kamerų sala, kuri išsiplečia, kai gaunate svarbius pranešimus tam, kad niekada nepraleistumėte svarbios informacijos. Telefono gale įsikūrė 48 megapikselių kamera su 2 kartų optinio priartinimo vaizdo sistema. Tad galėsite daryti ypač detalės nuotraukas. Su iPhone 15 galite daryti puikius portretus. Tiesiog palieskite vaizdą tam, kad išryškintumėte vieną ar kitą vaizdo detalę. Tai galite daryti ne tik fotografavimo metu, bet jau ir padarius nuotrauką. Tuo, kad tokie triukai taptų įmanomi, rūpinasi galingas A16 Bionic procesorius. Jis atsakingas už nuotraukų apdirbimą, balso paryškinimą pokalbio metu, bei kad visos programėlės veiktų sklandžiai. Be to šis procesorius yra ypatingai taupus, todėl jūsų baterijos užteks visai dienai. O dabar pereikime prie Pro serijos ir išpakuokime patį galingiausią ir didžiausią iPhone 15 Pro Max. Šis telefonas lengvesnis už ankstesnius modelius, už tai reikia padėkoti Titanui, kuris panaudotas gaminant telefono korpusą. Jis ne tik lengvesnis, bet ir labai tvirtas. Matinis stiklas galinėje sienelėje taip pat atrodo puikiai. iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max šone atsirado naujas Action mygtukas. Jį galima užprogramuoti, kad jis atliktų įvairius veiksmus. 6,7 colių Super Retina XDR ekranas veikia net 120 Hz dažnių. Ekranas gali veikti visą laiką. Pavyzdžiui, pastačius ant stalelio, jis atstos jums žadintuvą. iPhone 15 Pro serijos telefonas gali atstoti fotoaparatą su 7 objektyvais. Telefonas turi netgi 48 megapikselių kamerą, o jeigu vaizdą reiktų priartinti, jis tai gali atlikti 3 kartus. O Pro Max versijos telefonas gali tai atlikti netgi 5 kartus. Pro serijai Apple pasirinko patį galingiausią procesorių A17 Pro Bionic. Jis turi net 19 milijardų tranzistorių, kurių kiekvienas iš jų yra vos 12 atomų dydžio. Procesorius turi neuroninį variklį, kuris kiekvieną sekundę atlieka net 35 trilijonus operacijų ir valdo dirbtinį intelektą. Be to jis aprūpintas grafinė posistemė su 4 kartais spartesnė aparatūrinė Ray Tracing funkcija, skirta tikroviškiams žaidimams. Nepaisant neįtikėtinos galios procesoriaus, telefonas su viena baterijos įkrova išgyvena visą dieną. O ką apie iPhone 15 Pro ir iPhone 15 manote jūs? Palikite komentarą, dėkite laikus ir iki susitikimo Technorama parduotuvėse.